Sveiki, tikiuosi laikotės gerai. Šiandieną man kilo noras įrašyti dar vieną video įrašą ir pakalbėti apie religinį fanatizmą ir kaip jį atpažinti. Turbūt, kada mes galvojame apie tokį reiškinį, mūsų mintise kyla paveikslas, kada žmogus savo ant diržo prikabina daug granatų, ant kaklo užsikabina dinamito didžiulį gabalą, tada užsimana liemenę, kad niekas nematytų, sėda į mašiną ir didžiuliu greičiu važiuodamas rėžiasi į kažkokį tai pastatą, kuriame yra pilna žmonių. Tada nuo smūgio tuos granatus ir dinamitas sprogsta, žmogus žūva ir su savim nusineša kitų žmonių gyvybės. Tai turbūt tokia religinio fanatizmo forma mums yra puikiai žinoma. Ir aš sutinku, kad tai iš tikrųjų yra turbūt aukščiausio jau lygio religinis fanatizmas. Bet aš mąstau, ar gali būti religinis fanatizmas švelnesnėse formose. Ar gali tas reiškinys būti tikinčių žmonių tarpe kiekvieną dieną, bažnyčiose, krikščioniškose čatuose, kur vyksta bendravimas vieni su kitais. Norėčiau atkreipti dėmesį jūsų į tas situacijas, kada Jėzus kalbėdavo su rašto aiškintojais ir fariziejais. Kada jie diskutuodavo kažkokia tai tema, tai abi pusės, atkreipkite dėmesį, stengdavosi pasiremti tam tikrais rašto argumentais. Bet Jėzus visą laiką turėjo geresnius, aiškesnius ir įtikimesnius argumentus. Ir kada rašto aiškintojams ir fariziejams pritrūkdavo argumentų, tai jie arba pasitraukdavo iš diskusijos ir tada nuėję tardavosi, kaip toliau Jėzų sugauti kalboje, kaip jam pakenkti, kaip su juo susidoroti. Arba vietoj to, kad eitų namo ir pasigilintų labiau į tuos raštus, paanalizuotų juos, paskaitytų, paprašytų Dievo išminties, jie pradėdavo pulti Jėzaus asmenybę. Tai tą principą aš labai aiškiai šventajam rašte matau. Ir aš noriu pasidalinti keliomis rašto vietomis, kad mes galėtumėm pamatyti ir įsitikinti tuo. Mato Evangelija 11 skyrius nuo 18 iki 19 eilutės. Čia parašyta. Buvo atėjęs Jonas nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako, štai rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Taigi mes matome, fariziejai kabino Jonui krikšto etiketes, vadindami jį demono apsėstu. Jėzų jie vadino rijūnu, vyno gerėjų, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Toliau Jono Evangelija 10 skyriui 20 eilutėje parašyta. Daugelis sakė, jis velnio apsėstas ir šėlsta, kam jo klausote? Taigi mes matome, kada jie neturėdavo tinkamų argumentų arba kada negalėdavo paaiškinti tam tikro Jėzaus stebuklo, ar ne, jie kabindavo Jėzui velnio etiketę arba kažkokių tai piktųjų dvasių etiketę. Toliau Mato 12 skyriui 24 eilutėje parašyta. Jis demonus išvaro demono kunigaikščio Belzebulo jėga. Pavydėdami Jėzui žmonių, pavydėdami Jėzui švento rašto žinių, nesugebėdami atsakyti į Jėzaus argumentus, jie prikabindavo jam Belzebulo etiketę. Mato 1 skyrius 4 eilutė, arba 1-4 eilutės. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam. Pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti, tasai piktžodžiauja. Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė, kam tai piktai mąstate savo širdyje. Taigi čia mes matome, Jėzus atleidžia
paralyžiuotojam nuodėmės, po to pastato jį ant kojų ir jie vadina Jėzų piktžodžiautoju. Toliau dar paskutinį eilutę perskaitysiu. Mato 27 skyrius 62-64 eilutės. Kitą dieną po pasirinkimo dienos susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo: valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas dar tebegyvendamas yra pasakęs, po 3 dienų aš prisikelsiu. Įsakyk tad saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų žmonėms, jis prisikėlė iš numirusiųjų. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Taigi čia mes matome, Jėzus yra vadinamas suvedžiotoju, kitose vertimuose apgaviku vadinamas, ar ne? Taigi, jeigu pažvelgti į šitas visas eilutes iš aukščiau truputėlį, tą bendrą kontekstą, ar ne, mes pamatytumėm, kad jos atskleidžia tam tikrą dėsningumą. Kada fariziejams pritrūkdavo argumentų, arba jie nesugebėdavo paaiškinti, arba net nenorėdavo įsigilinti į tuos Jėzaus stebuklus, kuriuos jis darydavo, ar ne, tai jie tada puldavo Jėzaus charakterį, puldavo jo motyvus, puldavo jo kilmę, jo autoritetą ir jo reputaciją. Taigi, kur šioje vietoje mes galime matyti fanatizmą, religinį fanatizmą? Religinis fanatizmas pasireiškia tada, kada yra peržengiama riba ir vietoj to, kad žmonės tarpusavį diskutuotų, sakykime, tam tikrais Biblijos klausimais, argumentuodami juos, tai yra, jie pradeda pulti kito žmogaus asmenybę. Tai yra savo oponento asmenybė, kada nebegali rasti tinkamų argumentų. Kodėl tai yra kodėl aš tai vadinu religiniu fanatizmu? Todėl, kad kiekvieno žmogaus kaina yra neįkainuojama. Kodėl? Dėl to, kad Jėzus Kristus atidavė savo gyvybę. Už kiekvieną žmogų jis praliejo savo kraują. Tai buvo pati brangiausia kaina, kuri buvo už žmogų sumokėta. Ir kada mes pradedame kitą žmogų smerkti, lipdyti jam etiketes, žeminti jį kitų žmonių akise, mes tuo pačiu žeminame ir Jėzaus Kristaus auką. Mes nevertiname to, ką Jėzus Kristus dėl to žmogaus padarė. Dabar, kodėl tikinti žmonės taip yra linkę elgtis? Bet jeigu pažiūrėti tą, kaip aš mėgstu sakyti, mechanizmą, į tą religinį mechanizmą, kaip jisai vyksta ir kodėl jisai vyksta. Mes visi turime savo įsitikinimus, turime savo žinias švento rašto, ar ne? Ir mes stengiamės pagal tai gyventi, pagal tą savo supratimą. Kada sutinkame kitą žmogų, kuris supranta šventą raštą kitaip, nei mes suprantam, ar ne? Tai tada mes pradedame jausti grėsmę. Grėsmę savo tikėjimui, savo gyvenimo būdui. Aišku, pradžioje mes bandome ieškoti argumentų iš švento rašto, bandome tais argumentais dalintis ir kada mums jų pritrūksta, mes pasąmonėj suprantam, kad galbūt esame neteisūs. Ir vietoj to, kad eitumėm namo, atsiverstam šventą raštą ir skaitytumėm jį, bandydami suprasti savo tikėjimą, savo pasirinkimus, kuriuos mes savo gyvenime darome, ar ne, prašyti Dievo išminties, mes pradedam pulti ir žeminti savo oponentą. Ir va čia pasireiškia tame religinis fanatizmas. Žinote, aš atėjau į krikščionybę iš nusikalstamo pasaulio. Aš buvau nusikaltėlių grupuotės lyderis. Ir aš puikiai suprantu, kad tas įrankis, jeigu aš šitaip galiu pavadinti, ar ne, kada yra puolama kito žmogaus asmenybė,
tai tas įrankis buvo plačiai naudojamas nusikalstamo pasaulio lygmenyje. Pavyzdžiui, kada atvažiuodavai į susitikimą su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis ir jeigu tų žmonių būdavo daugiau, tai fiziškai jėga jie būdavo stipresni, tai viskas priklausydavo nuo dviejų lyderių, nuo jų pokalbių. Jeigu, sakykime, lyderis būdavo gerai pasiruošęs, ar ne, ir sugebėdavo pažeminti kitą lyderį jo narių akise, tai tuomet tie nariai prarasdavo drąsą pulti ir kovoti su mūsų grupuotė. Tai yra, buvo galima susidoroti su didesne nusikaltėlių grupuotė psichologiškai, be fizinės jėgos. Ir aš puikiai žinau tą principą ir iš tikrųjų dažną kartą, atrodo, kyla noras taip elgtis ir būnant krikščionimi. Bet kadangi aš suprantu, kad tai yra seno gyvenimo būdas, aš nedrįstu taip elgtis. Nes aš tikiu, kad Jėzus Kristus numirė už mano nuodėmes. Ir per krikštą aš prisikėliau naujam gyvenimui. Ir tas naujas gyvenimas man neleidžia žeminti kito žmogaus asmenybės. Jeigu man pritrūksta argumentų, aš mokinuosi būti nuolankus, išgirsti, pripažinti savo klaidą. Grįžęs namo atsiverčiu šventą raštą, studijuoju jį, ieškau, kur galimai aš buvau neteisus. Savo tikėjimą stengiuosi būti nuoširdus. Nesakau, kad man visada pavyksta. Būna, kad suklumpu. Tada prašau Dievo atleidimo, keliuosi ir toliau mokinuosi nuolankumo. Kodėl aš dalinuosi su mumis apie tai? Mes kaip tikinti žmonės, kaip krikščionis, negalime naudoti panašių įrankių. Kaip ir minėjau, šis įrankis tai yra nuodėmė. Jį naudoja nusikalstamame pasaulyje. Mes kaip krikščionis esame kviečiami viens kitą mylėti. Jėzus Jono Evangelijoje sako, mylėkite vieni kitus, nes tokiu būdu žmonės pažins, kad mes esame Jėzaus mokiniai. Pabandykite įsivaizduoti diskusiją, pavyzdžiui, Facebook'e. Kada du tikintieji kalba ir vienas tikintysis pradeda žeminti kitą žmogų, savo oponentą, jo asmenybę. Taigi tą diskusiją stebi daugybė žmonių. Daugybė žmonių, kurie dar nėra pažinę Dievo. Ir kaip mes manome, kokios mintis kyla tiem žmonėm. Ką jie galvoja apie krikščionybę, matydami, kada viena pusė žemina kitą pusę. Argi mes nesame pakviesti gerbti viens kitų, nežiūrinti mūsų religiją, nežiūrinti mūsų tikėjimą, diskusijoje išlaikyti pagarbą ir meilę viens kitam. Tai va, tokie mano pamąstymai šiandieną apie religinio fanatizmo formą, kurią aš matau beveik kiekvieną dieną tikinčiųjų tarpe. Aš tikiuosi, kad mano mintis buvo naudingos ir mes pamąstysime apie tai. Ir aš žinau, kad nėra lengva pripažinti, kad mes taip galime elgtis. Bet svarbu suprasti, kad mūsų dvasinis augimas prasideda tada, kada mes pripažįstame savo klaidas, kada ateiname pas Dievą ir pasakome jam, kur buvome neteisūs. Tai va, toje vietoje Dievas mums padeda augti. Nepripažinta klaida ir silpnybė lieka mūsų gyvenime ir jis stabdo mūsų dvasinį augimą. Te laimina jus Dievas ir iki sekančio karto. Sudiev.